Čia yra galimybė susipažinti. Pati paroda yra 30 metų Nidos ekspresijai. Tai yra tas pleneras Nidoje, kurį aš vedu jau 31 kartą, bet metų 30. Aptikau Vokietijoje, kai mokiausi, kad tokio europinio lygio buvo Nidos kolonija, menininkai. Ir per 30 metų, kiek mes visokių prikvietėm žmonių iš viso pasaulio. Ir čia šita knyga atskleidžia tą kolekciją. Ir svarbiausia, kad užsieniečiai, mes atvežėm skirtingų šalių tapytojus. Prie manęs čia yra Dailininkų sąjungos pirmininkas Bronius Leonavičius. Toliau yra Aja Zarinė, Rygos menininkė, tas yra toliau. Jai skiriam šį plenerą, nes į Anapilį išėjo prieš mėnesį. Mes netekom labai garsios dailininkės, kuri buvo galerijos direktorė Rygoje ir jinai organizavo mūsų parodas ne vieną. Ir dabar mes vešim šitą, paliksim kolekciją, nes yra virš 1000 paveikslų, bet vešim į Rygos mugę. Rygos mugę už 2 savaičių. Meno dailės mugė, mes pirmą kartą pristatysim Nidą ir jie nustebę, net Neringos miesto meras atvažiuos. Ir 29 rugsėjo, labai greitai, mes pristatysim skirtingus autorius iš tos kolekcijos. Tai yra profesionali tapyba, kas yra labai svarbu, nes aš mokiausi 20 metų ir visą laiką kasdieną vis tiek mokausi. Tai jeigu atsiranda visokie mėgėjai, kurie tenai nori, mes nesektą priėmam visus, bet mano antenos mato, ar tikrai nori, ar dar geriau pasimokyti. Reiškia, tai o taip čia iš tikrųjų aukščiausio lygio Bronius Leonavičius. Ir mes matom čia Skaidrės Butnoriūtės, yra magija. Esmė yra tokia, jūs klausėt, ta paroda bus 2 mėnesiai čia, labai smagu, kai jinai keliauja po Lietuvą. Čia yra vienos gydytojos idėja, kuri sugebėjo ir mane įtikinti, nes jos tikėjimas beribis. Tai tokia yra Edita iš Kauno, ėmė ir padarė Kauno klinikose per Kalėdas. Kolekcijoje yra 1500 drobių, grafikos kūrinių. Per 30 metų dailininkai palieka vieną paveikslą Nidoje, o kitas eina kolekcija be prievartos, reiškės. Esmė tokia, kad aš jau esu padaręs virš 200 parodų. Per 30 metų jau ne savo asmeninių, o mūsų grupės, mūsų menininkų asociacijos Tiltas. Ir be pagalbos jau aš daugiau nedarau, nes šiandieną toks chaosas pasaulyje, toks supriešinimas, kad ar verta toliau dalintis to gėriu ir to grožiu, kadangi žmonės antenų nebeturi, jie visi tokie susmulkėję, Covidas supriešino mumis. Tai gerai, kad atsiranda entuziastų, kaip sakiau, tai tie entuziastai nori tų parodų, tai aš tiesiog skolinu tos darbus, nes jie yra labai skirtingi ir apie stilius tada vėliau galima šiek tiek pasakyti 2 minutės. Čia mano yra esmė, tai yra ekspresionizmas, nes vokiečiai, kurie tapė Nidoje tą ekspresionizmą, jie taip ir išgarsino Nidą, visas pasaulis žino. Tai dėl to jų darbai dabar aukcionuose po 6–7 milijonus kainuoja Sotbio aukcione. O paišė nuogas moteris kopose, nes čia buvo visiškai negyvenama tipo sala, kaip Taitis Gogenui. Ir Vokietijoje, jeigu jie prie ežero tapo moterį, tai jie policija nubaudžia. Morisburgo ežero. Tai pavyzdžiui, Karl Šmitas Rosliufas atvažiavo į Nidą su žmona ir su žmonos seserim. Tai tokios yra istorijos ir tie, kurie paišydavo akademiškai, o kai žinot, visada nuneigia tą akademinį meną,
tai jie įsigasdavo tų ekspresionistų, apsisukdavo į Karaliaučių išvažiuodavo. Visada priešprieša yra, nes dualistinis pasaulis, dichotomiškas, yra visada dvi nuomonės ir tie akademikai, seneliukai ar kokie jaunesni pabėgdavo nuo tų ekspresionistų. Kai tas istorijas paskaitai, labai įdomu, nes visi gyveno Blodės viešbutį ir visada turi kažkas tai sukviesti žmonės. Kažkas turi aukotis ir už paveikslą visą vasarą studentai iš Karaliaučiaus, kadangi tai yra mūsų vis tiek kraštas, mažoji Lietuva. Karaliaučius buvo labiau išsilavinęs, išsivystęs, nes ten Vokietija. Ir ta erudicija padėjo mūsų šitam kraštui turėti meninį paveldą. Labą dieną, Plungė ir mėly žemaičiai. Aš esu Edita Rumševičienė, raitelė, meno mylėtoja ir gydytoja odontologė. Aš labai džiaugiuosi, kad į Plungę šiandien keliaujanti paroda Lietuvos ligoninėms. Šita idėja gimė 2024 metais po 30-ojo tarptautinio jubiliejinio Nidos plenero, kuriame dalyvavau. Ir Nidos plenerus 30 metų jau organizuoja menininkas Saulius Kruopis. Ir ta idėja realizavosi kaip Nidos magija Kauno klinikose, kuri papuošė 56 metrų koridorių, kur atvyksta pacientai iš visos Lietuvos, pas gydytojus, odontologų specialistus ir akių ligų gydytojus. Ten buvo eksponuojami paveikslai iš 30-ojo Nidos plenero, Lietuvos menininkų darbai ir taip pat menininkų darbai iš užsienio, tai Egipto, Indijos, Pietų Korėjos, Nepalo ir kitų šalių. 2025 Liepos 15 ši paroda tapo keliaujančia paroda Lietuvos ligoninėms ir startavo būtent Žemaitijoje Rietavo PSPC slaugos ligoninėje, o šiandien atkeliavo į Plungę. Tai čia jau yra 3. vieta. Labai tikimės, kad keliausime po Lietuvą, o galbūt ir į užsienio šalis. Ir čia už manęs matot lietuvišką legendą Jūratė ir Kastytis, kurią nutapė profesorius iš Egipto Ibrahim Khazala. Čia yra šitas paveikslas Nepalo dailininko Gdamujacha Bhadur, o čia yra mūsų Sauliaus Kruopio paveikslas. O Saulius Kruopis, kaip ir minėjau, yra Nidos plenero organizatorius, 30 metų jau organizuojantis Nidos plenerus ir įjungiantis tiltus tarp Lietuvos ir užsienio. O šį kartą labai gražus tiltas išsirutuliavo tarp Nidos plenero ir Lietuvos ligoninių. Taip kad dėkui Sauliui Kruopiui, dėkui visiems menininkams, kurie dalyvauja ir kurių paveikslai džiugina žmonės ir gydo jo sielas. Džiaukitės, mėgaukitės ir visus kviečiam į šitą parodą.